Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandieną mes apsilankėme AliExpress puslapyje tam, kad išsirinkti kažkokių tai prekių, kurios bus pardavinėjamos kovo 28 dieną pigiau. Tai yra, čia toksai, kaip sakoma, bus grandiozinis 7-asis jubiliejus išpardavimų. Bet prieš tai, kai mes čia vienu žodžiu viską jau nagrinėsime, žiūrėsim kainas, aš rekomenduoju jums į savo naršyklę integruoti tokį įskiepį. AliTools vadinasi. Tas įskiepis parodo, ką jisai parodo? Jisai parodo, ar pardavėjai yra sąžiningi ir ar prieš akcijas yra nepakeltos kainos. Tai mes dabar tiesiog instaliuosime šitą plėtinį. Pridėsim šitą plėtinį, viską instaliuosim, viskas, pas mus viskas instaliuota, jį jau galima uždaryti. Ir eisim į AliExpress ir šitas plėtinys pas mus pradės iš karto veikti. Aš jums parodysiu, kaip tai viskas atrodo. Taip, pasirenkam pavyzdžiui kažkokią tai prekę, išsirinksim, kad ir šitas ausines. Ir pas mus šitas plėtinys iš karto rodo. Matot, rodo. Kągi, iš pradžių pradėkim taip, kalbėkim apie tai, kad šiuo metu mes matom, kad kaina šitų ausinių yra 17,29 €. O kai kovo 28, jeigu neklystu, bus išpardavimai ir šitas ausinės kainuos 11,39 €. Čia AliTools mums rodo, kad kaina yra pakelta. Kaip matot, kainą pardavėjas pakėlė. Tai iš karto galima sakyti, kad, jūs patys matot, kad šita kaina yra pakelta tam, kad išpardavimo dieną padaryti akciją. Reiškia, šita akcija yra, kokia, jinai yra fiktyvi, negaliojanti. Realiai tokia kaina yra 11,39, tai yra reali pardavimo kaina, kokia jinai visą laiką būna. Gerai, galim pasižiūrėti, daleiskim, ką mes čia galim pasižiūrėti. Pasižiūrim šitą Samsung SSD. Čia, žinokit, jau kažkas įdomiau. Šita pardavimo kaina bus 63 €. Pasižiūrim, rodo pardavėjas, kaip matau, visgi kaina, matot, kaina vis tiek buvo pakilusi, po to truputėlį nukrito. Taip, kad iš esmės, kaip matau, pardavimo metu, iš esmės bus lygiai ta pati. Reiškia, taip pat čia yra ne akcija, o šioks toks jau, mūsų kaip pirkėjų išdūrimas. Gerai, nežiūrim iš to laikrodį, jis yra brangus, pasižiūrim iš tuos laidus, pasižiūrim, ar mus, aišku, mus ir toliau išdūrinėja. Kaip matot, €14 pardavimo dieną, tai yra per šventę bus, dabar kainuoja €28, o AliTools mums rodo, kad kaina, jūs matot, kas darosi, matot? Čia jums datomis tiesiog viskas surašyta, kaip buvo visa šita kaina monitoringas vyko ir, kaip matot, 22 kovo kaina pakilo, iškart buvo užmesta. Čia kaina pas mus rodoma yra doleriais, tai tam, kad būtų viskas paprasčiau, aš tiesiog dabar paimsiu, irgi nueisiu į AliExpress, padarysiu, kad rodytų kainą doleriais, tada galėsime labiau orientuotis, kaipgi čia viskas, kaip pardavėjai iš mūsų tyčiojasi. Pasižiūrim šitą konsolę. Čia tai iš vis niuansas labai yra įdomus, aš jau savo Facebook paskyroje rašiau ir rodžiau, kaip sakoma, šitą skryną, kad būtent pažiūrėkit, šiuo metu tai kainuoja $25,25, o pardavimo dieną kainuos $25,70, netgi brangiau. Bet čia pardavėjas kaina, kaina buvo labai didelė ir jis šitą kainą vis mažino ir numetė iki 25. Bet pardavimo diena bus, iš esmės kas bus? Iš esmės bus akcija tokia, kad mokėsi truputį brangiau, bet aš manau, kad štai šitą daiktą iš esmės galima pirkti, net pradžioje, kai jisai buvo pardavinėjimas, jis kainavo $28. Reiškia, po to pardavėjas nutarė, kad jisai viską parduos ir tai yra, jo nieks nepirko matyti ir jisai kainą numetė. Tiesiog dar atsitiktinai
pasižiūrim porą daiktų, kas čia mums gali patikti. Na, nežinau ką. Moteris mano kanalą, kad daugiau šitą pasižiūrim kažkokių tai žiedų, nes moteris yra vienas iš labiausiai perkančios. Tiesiog tokie žiedukai. Jie dabar kainuoja 4,60 €, o bus pardavinėjimai po 3,53. Čia kaip matau, kad kaina taip pat buvo pakelta. Jūs įsivaizduojat? Bet jos pradinė kaina buvo 3,70 €. Tai iš esmės visiškai neblogai čia galima nusipirkti. Sutaupysit. Akcija bus, bet jau galit patys įvertinti, kokia šita akcija. Dar pasižiūrim. Šitą tokį žiedą. Čia 6,36, o kainuos 5,35. Pasižiūrim, kaip čia pas mūsų kaina buvo. Reiškia, čia bus normali akcija. Pardavėjas visą laiką laikė tokią kainą 6,36. Ir pardavimo metu akcija šita egzistuos. Na štai viskas, kaip sakoma, jūs pasižiūrėjote, čia yra sąžiningas, susiradom sąžiningą pardavėją, kuris tikrai, kaip sakoma, mums akcijas tokią suteiks, o su kitais pardavėjais, kaip sakiau, čia galima labai ant visko įsidurti. Reiškia, jūs turit labai gerai išmanyti kainas ir Litools jums, iš esmės turėtų padėti. Paimam šitą kamerą, tiesiog pasižiūrim, kaip čia dabar. Kainuoja $34, kainuoja 29. Pasižiūrim čia, reiškia, buvo pakelta, bet dabar kaina yra numesta. Tai iš principo 34-27 buvo. Tai čia taip pat yra reali akcija ir iš tikrųjų pirkdami kovo 28 sutaupysit. Daugiau aš jums nieko nerodysiu, aš jums principą parodžiau, kaip jums reikėtų naudotis šituo vadinamu Litools. Ir ant kiek jisai jums padės ir ant kiek jis jums viską, kaip sakoma, paaiškins, pamatysit, kokie buvo kainų pokyčiai ir ar kinai jūs išdurinėja ar neišdurinėja, ar akcijos yra tikros ar netikros. Ačiū už dėmesį.